W imieniu grupy Liberałów i Demokratów głos zabierze pani Dičkutė. 2 minuty, proszę. Gerbiami kolegos, pirmiausia noriu padėkoti poniai Pak už puikų pranešimą. Mokymasis visą gyvenimą tai neatsiejama modernios ir besivystančios visuomenės dalis, nes valstybės gerovės pagrindas yra jos žmonių įgyti gebėjimai, išsimokslinimas, patirtis ir įgūdžiai. Daugeliu atveju išsilavinimo lygis lemia ir žmogaus sveikatą, jo gerovę bei tampa jo pajamų šaltiniu, praplečia jo galimybės dalyvauti visuomenės socialinėme, politinėme bei kultūrinėme gyvenime. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, pastaruoju metu vis aktualesnis tampa suaugusiųjų švietimas, ugdymas ir dirbančiųjų nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, nors tai dar nėra tapę norma. Deja, 2004 metų duomenimis mūsų šalis gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio, skaičiuojant besimokysiuosius per pastaruosius metus 24–65 metų žmonės, 28% Lietuvoje ir 42% Europos Sąjungoje. Daugelis mūsų šalies gyventojų pripažįsta, jog pagrindiniai motyvai, skatinantis mokytis, yra nuolat augantis reikalavimai darbo rinkoje, didesnės tobulėjimo ir saviraiškos galimybės, tačiau net pusė piliečių nenoro mokytis priežastimi laiko savo amžių, manydami, jog tai daryti jau per vėlu. Lietuvoje egzistuoja keistas, ne visada palankus visuomenės požiūris į vyresnio amžiaus žmonės siekiančių žinių. Kai kuriais atvejais susiduriama ir su tam tikrų visuomenės grupių diskriminavimu. Tiesa, jau pradėta vadovautis nuostata, jog tik kompetentingas darbuotojas gali pasiekti gerų rezultatų, padėti pagrindus įmonės konkurencingumui ir, kas svarbiausia, asmeniškai pajusti savo vertės ir pasitikėjimo savimi jausmą. Tačiau daugiausia dėmesio darbuotojų mokymams skiria valstybės institucijos, o ne privatus darbdaviai. Ir tai yra didelė problema, nes beveik 70% darbuotojų dirba privačiose įmonėse. Nuolat besivystančios technologijos, keliami konkurenciniai iššūkiai reikalauja kvalifikuotų darbuotojų ir šis procesas turi vykti nuolat. Taigi ypač svarbus tampa finansavimo klausimas. Manau, jog ši programa, taip pat Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama padės sumažinti esamus skirtumus tarp įvairių šalių narių ir mokymosi visą gyvenimą strategija bus realiai įgyvendinta. Ačiū.